Ieškokite koordinačių. Tai ką, draugai, tikriausiai nežinau net nuo ko pradėti. Tai šitą mašiną galėjot matyti kažkadaise kažkuriam YouTube kanale. Nuo to prasidėjo mano visas veiksmas YouTube'ai. Tai buvo mano projektas. Deja, taip gavosi, kad labai daug apie jį nufilmuoti negalėjau, nes, taip susiklostė aplinkybės, bet žurnaliuką pridėjęs nuotraukas, kaip jisai atrodė. Na ir kaip jisai dabar atrodo. Tai jisai yra pilnai pervirintas, pilnai visas perdažytas. Galima sakyti, beveik visas atrestauruotas. Su technikinėm, su viskuo. Labai daug įdėta darbo, labai daug pinigų. Šitas visureigis buvo darytas ne offroadui. Dariau jį tokiom, nežinau, išvažiavim į žvejybą, bet vėlgi į žvejybą, jeigu važiuoji, labai daug šakų ir taip toliau, o čia juodas visureigis blizgus, tai jo gaila. Realiai gaila jį subražyti. Tai dėl to praktiškai su juo niekur nevažinėjau, važinėjau tik tai keliais. Nes šitą mašiną, jeigu kažkas perka visureigį labiau tokį offroadui, tai su šitą mašiną offroadit nelabai gausis. Nes gaila, bet jeigu turit šaibų, užeinate autopliusą, paskambinat man, nusiperkat ir offroadinat, man nebus gaila, nes čia yra metalas, o metalą galėt nėra ko. Šiandien serijoje mes sulyginsim Lukašo patrulį ir sulyginsim šitą, kuom jie skiriasi. Na ir pamatysit, su kokiu aparatu Lukašas važiuos vasario 1 dieną varžybose. Bet varom žiūrėti. Kaip ir mašinos abi paprastos, ta prasme nepaprastos, viena tikrai nepaprasta, abu patruliai, abu vienodi varikliai, bet skirtingi tuningai. Tai šitas patrulis, kaip ir minėjau, toks labiau gal pavadinsime, kaip Lukašas mėgsta pasakyti, ekspedicinis, pasivažinėti kažkur, nuvažiuoti į gražias vietas. O šitas patrulis, aš net nežinau kaip jį pavadinti. Su juo gal reikia jį bašint, kažkas tokio. Nes, su tokia mašina, aš nežinau net ką pasakyti. Čia tiesiog imi ir gazuoji. Pelkės, balos, stogas, virtimai, kalnai, medžiai. Šitam patruliui viskas nusispjauti yra, nes ir patrulis, kaip sakoma, atmarožanas ir vairuotojas ten išvis, nežinau, su kitų pasauliu draugauja, jam nepaaiškins. Viską tai pamatysite sekančių serijų, kai važiuosime varžybose. Jeigu sveikata leis, būsiu aš pas Lukašas šturmanu, jeigu neleis, tai vienas važiuos tada. Nes dar pasidarė savo šitą plūgą, pamatysit irgi bus bairį tarp palibomų. Tai ką, trumpai. Patruliai Tram 6 ratai CST, šitam Tram 3. Iš karto matosi kliransas labai skirtingas dėl ratų. Pas šitą patrulį yra iškelimas, ir body liftas, ir tarpinės tarp spiroklių. Tai jau jam užtenka 36 ratų susidėti ir kad nekabintų niekur. Geležinis bamperis, gervė, šnorkelis, pilnai tai, ko reikia varžyboms. Su šituo patruliu tai čia viskas aišku, tiesiog gražus. Tiesiog gražus, važiuoja maloniai, pasivažinėjimams, bet jeigu šausi galvą, pasidarysiu irgi į offroadinį. Ką man čia tik tai liftą susidėt, gervę ir šnorkelį ir važiuojam. Blokiruotė galinė yra originali, tad nėra ko čia labai daug pergyventi dėl komplektacijos perdarimo į offroadą, nes jisai pilnai paruoštas, galima sakyti, tik ratus susidėt su gervė. Na, o pas Lukašą ateik. Nebijok, papasakosi apie savo visureigį daugiau. Ką čia pasakot? Viskas čia su jo, aišku, pastangų įdėta tikrai daug. Tad kas galvoja sukonstruoti patrulį už 5000 eurų, tai gali savo sapnuose gyventi toliau. Buvo jo pirkimo kaina kiek? 2,5 gal, ne? 2,8 tūkstančiai ir kaina užauga iki 15. Iš išvaizdos jis tikrai neatrodo tiek, kad tiek pinigų buvo investuota. Čia dar, nekalbant to, kad bamperis buvo metalinis ant jo, tai galiu dabar drąsiai teikti visiems, kad iš seno šitam patruliui likau tik kartą. Pilnai pakeičiau, ką Normantas pavyrino, Normantas nudažė jį iš karto. Padarėm technikinę, kol buvo pilnai originalus, bamperis buvo originalus uždėtas, padarėm technikinę, viskas tvarkoj.
po technikinės tą pačią dieną buvo pilnai nurengtas ir jau pradėjom rinkti pagal save. Buvo Tram 5 ratai nedidukai, kurių man tikrai pritrūko, tai nusipirkęs didesnės padangas pastebėjau, kad trūksta aukščio. Tai nupirkau iš karto tarpinės po spiruoklėm, poliuretaninės sudėjau, iškylo šiek tiek ir pilnai kol kas užteko, kad uždėčiau tos 36 ratus, nes planuose galbūt ir 38,5, bet kol kas labai daug investicijų, bet kol kas tokių važiavimų esu patenkintas, kur nepravažiuojam, ten prisigervinam, tai čia bėda nedidelė. Tai turbūt iš karto nupirkęs standartiškai, kai kiekvienam patruliui buvo išardytas variklis, nes čia standartiškai. Kaista, šlangas pučia, antifrizą išvaro, važiuoti nebeįmanoma. Perrinkau pilnai galvą naujai, surinkau variklį, kuris po mano turbūt pusės metų važiavimo užlinko dar kartą. Tai ilgai nelaukiant, nes mums prieš varžybas gal keletą dienų užlinko variklis, o reikia važiuoti, tai nusprendėm įsigyti kitą greitai, kad su šitu nevargt. Bet galima sutvarkyti, dar sutvarkysiu, yra laiko. Tai nulėkėm į Šiaulius, nupirkom greitai kitą motorą. Aš iš karto nupirkau Audi 2.5 C4 turbiną. Tai kol variklis buvo išimtas iš automobilio, tai iš karto ant žemės sudėjau jam tą turbiną, kad biškį linksmiau važiuotųsi. Ir trauka tikrai pagyvėjo, važiuoja tikrai daug smagiau ir maloniau. Dabar galima ir kelių važiuoti kaip su paprasta mašina. Čia tikrai jokių nei sunkumų, nei nesklandumų neatitinka. Važiuoji, savo gali cigariuką kitoj rankoje laikyti ir po barabaną. Buvo perrinktas pilnai priekinis tiltas, išardytas iki varščiuko ir surinktas naujai. Galinis taip pat. Reduktoriai abudu buvo išimti ir nuvežti į Kauną geram žmogui, kuris tikrai nusimano savo darbę. Tai pilnai nauji goliai, ribokšliai, taip pat sudėta į priekį LSD nuo Nissan Terrano 2 galinio, telpa Bolton, jeigu kam reikia išardai, sulipdai ir važiuoji. Tai priekį turim irgi šiokią tokią, kaip, neblokiruoti, bet gerom sąlygom, 2 ratai priekį sukasi, ramiai važiuojant kokiam durpinė, tai jaučiasi, kad visi 4 ratai kimba ir tikrai daug geriau ir laisviau važiuojasi. Po to, kas čia dar buvo? Taip, čia po vienų varžybų grįžom, pastatėm, tai užkuriau po savaitėlės, razdatkę pradėjo grandinę prašokinėti. Tai irgi taip pat, išlaida lygioj vietoj. Nuvažiavom, pirkom kitą razdatkę, įsidėjom. Po to su sankaba kariavau, irgi buvo čia problemų, neatleidžia cilindriuko nors užmušk. Viskas nauja, nauji cilindriukai ant dėžės, pagrindinis cilindriukas, viskas nauja sudėta, neatleidžia. Tai taip sudeginau 2 sankabas, kol suradau bėdą. Dabar irgi dar po remonto dabar dar niekur nevažiuotas, tiesiai iš garažo išvažiavau, nes pakeisti priekiniai pusučiai, pakeičiau vėl naują sankabą, įsidėjau. Perrinkau suportus, nes stabdžiai jau pradėjo klinyti, bet ir tikėkime, kad dabar bent važiuos, bet kaip ten bus, velnias žino. Gal jeigu velnių lašų patrauksim, tai galimai, kad ir neatlaikys. Tai ką čia, nežinau, gal man visi sako, kad gal reikėtų biškį pagailėti, bet aš taip nemoku, jeigu turiu, tai reikia važiuoti. Tai galit pamatyti, po varžybėlių visų tai vienas kampas aplankstytas sparno, bet nieko, čia atlyginsim. Durelės, kampas po paskutinių varžybų, kur matėt video. Filmuok operatorių, Lukašas kaip visat, tai nemoka žmogus ramiai važiuoti. Užkabintas, žibintas taip pat skilo, vėl papildomos nereikalingos išlaidos. Galinis bamperis, kuris gelbėjo ne kartą, po to atsarginis ratas tinkantis patruliui, teisinga markė. Ir čia bendra išvaizda jo tokia, jisai techniškai tikrai yra pilnai tvarkingas, techniškai ledas. Iš kėbulo galima nežiūrėti, kol kas jis, kol man tarnauja varžybam, aš su šitų neužticiklinsiu, bet mes su Normantu, manau, ateis laikas, tai prikelsim biškį jį atgal, meninį lyginimą padarysim ir perdažysim iš naujo ir bus kantieta. Buvau taip pat čia
Vieną kartą buvo trūkusi granata, važiavau į posūkį ir vairas užstrigo, tai buvau ant šono netyčia paguldęs. Tai veidrodėlį nuskėliau. Nežiūrėkit, kodėl taip baisiai, nes vienas veidrodėlis 200 eurų kainuoja. O kasgi nori tiek pinigėlių mokėti dabar. Bet šiaip turiu dar zapasę vieną komplektą, guli gražiai, laukia savo laikų. Dabar gaila dėt. Iš salono, ką čia viskas originaliai, kilimai, sėdynės, vairas sportinis uždėtas. Kaip standartiškai jaunimui basavykas, kad muzika kapotų, jeigu sėdi baloj, tai bent neliūdnai, kad būtų ką paklausyti. Kad čia daugiau ir pasakysi. Belemba, žinok, ant Raptoriaus labai blogai lipdukas laikėsi, čia buvo vieną kartą varžybom užklijuota ir su kercheriu nuploviau netyčia, bet užklijuosim naujus, čia ne problema. Gal kada nors ateityje, jeigu bus laiko. Originalus stogelis yra patrulio, labai vertingas dalykas. Jau ne vienas žmogus pinigėlių nemažai siūlė už jį, bet kol kas nepasiryžęs parduoti. Labai gražiai žiūri. Ką čia pasakysi daugiau? Normantas, profesionalas, pakomentuok. Tai ką čia pakomentuosi, net nežinau, ką čia yra aiškiai. Viską aiškiai išpasakoji žmonėm. Kaip paprastas pavyzdys, viena mašina dupasinimui, kita mašina, nežinau, nuvažiuoti į sodą. Nesugadinta Raptorium. Ir šitas nėra sugadintas Raptorium, bet tiesiog paėmus kaip pavyzdys, labai daug žmonių klausia, kodėl žmonės dažo Raptorium ir taip toliau. Tai Raptorium nudažyta todėl, kad nesibraižo kėbulas, nėra tai baisiai, per šakas važiuoji ir nieko nesugadini. Nepasakyčiau, kad vien dėl to. Tiesiog yra pigesnis būdas paslėpti tam tikrus kasiakus ir į mišką. Nebus taip, kad perdažai kiekvieną įlenkimą dažai su dažais, lakais, į meninius važiuoji. O čia, tiesiog išbrozdinai greitai. Prasivažiavai skydiklių, nuriebalinai ir užputė ant viršaus. Ir viskas man pasakyta. Tiesiog pigesnis būdas, daug kas tiesiog gailint pinigų, tokių atvejų sutaupo. Nemažai pinigų tikrai, nes, tokį pasižiūri, nudažiai ir nudažiai. Negaila jo čia, negaila ir skandinti ir nieko. Šitas kaip blizgus, tai aišku bus gaila, bet ne man. Tai ką, gal dar trumpą apžvalgą padarom to, ką reikia žiūrėti, perkant tokį patrulį. Taip, ar ne? Kaip ir pas visus, kaip ir sakiau, žiūrit kišenės, svarbiausia šitam patruliui yra priekinės pagalvės. Čia, kaip matot, viskas originalu ir gražu ir niekas neplyšia, arba iš tos pusės parodyk. Yra toks, kaip pasakyti, švelleris, metalinis, kuris stovi ant pagalvių ir dažniausiai jisai atpūna nuo televizoriaus priekinio ir gaunasi, kad priekis šokinėja ir balabaninasi per rėmą. Čia irgi labai reikia atkreipti dėmesį, bet čia mažiausia turbūt iš bėdų, kurios gali būti. Taip, toliau kaip ir pas visus slenkščiai. Čia aš slenkščius, kai virinau, nepagailėjau, virinau profilį, tai už šitų slenkščių, nežinau, galima šitą visureigį ir apversti. 5 ant 10 virintas profilis, tai čia slenkščiai, nežinau, čia greičiau stogas supūs, nei šitie slenkščiai supūs. Toliau kaip ir pas visus, kaip ir sakiau, kišenės, lygiai tas pats, kad būtų gražios ir gale rėmas. Rėmas, kaip ir visada, sakau, žiūrėkit, kad nebūtų iš galo virintas arba nebūtų ten pridaryta visokių nesąmonių, kaip daro, ten išpjauna originalų rėmą ir virina kažkokį profilį. Čia iš karto yra kolchozas ir geriau visą šitą reikalą apeikit. Iš variklio pusės su šitais patruliais jie arba 4.2 modifikacijos, arba 2.8, arba iš vis benzininiai varikliai. Benzininių variklių mes niekad neturėjom ir apie tai negalėsiu kažko daug papasakot, bet jeigu perkat 2.8, būtinai atvažiuojat, pakaitinat, pasižiūrit šlangus. Kartais gali būti šlangai kieti, nes gali būti užsikimšęs radiatorius arba nenuleidinėti slėgio užpylimo dangtelis. Čia jau ženkliukas. Jo, čia jau iš karto ženklas. Geriausia, jeigu važiuojat iš vis tokį patrulį pirkt, tai pasiimkit kažką, kas turit savo testą, įsimerkėt, pasižiūrėt, jeigu viskas tvarkoja, reiškia ledas. Dažniausia lyga pas šitos patrulis yra, kad nelaiko galvos, jos trukinėja ir pradeda varyti į antifrizą susidariusias slėgį jo ir kaista. Tai remontas nėra, aišku, labai brangus, jeigu turit patys rankas savo, tai tik tai nusimti pagrindinį diržą ir atsisukti galvą, ten kolektorius nusimti ir taip toliau, nėra labai sunku, bet
yra ką veikti. Remontas, grubiai sakant, jeigu darot patys, nu kiek, nu 500 kažkur, grubiai. Jeigu jums pasisekė ir nuimat ir galva netrukusi, tada taip, tikrai nėra brangu, galiu pasakyti, patikrint galvą, nušlifuot 120 eurų, tarpinė 50, nu ir lieka jūsų darbas antifrizas, tepalas standartiškai, tepalo filtras, tada automatiškai, kas dar, automatiškai pagrindinė diržo komplektas. Čia iki idealumo tai yra irgi vandens pompą, nepagailėkit pakeisti, nes kad ją nuimt, po to reikia tikrai daug išardyti. Tai va. Kas dar, Lukašas to nedaro, bet aš visą laiką pasirenku naujus varžtus galvai. Taip, nereikia. Nu, nereikia. Kam reikia, kam nereikia. Aš tai visą laiką naujus varžtus susidedu, tada 100% garantuota, bet ir taip darėm, ir Lukašas taip darė, vis tiek laiko ir važiuoja ir nieko čia baisus nėra. 100% perka kinietiškus varžtus, neklausykite, originalas važiuos daug geriau. Šitose patruliuose privalumas vienas, mažai elektronikos, o reiškės galima skandinti beveik iki stogo. Lukašas taip važiuoja, žurnaliuką pridės video, kaip buvo pas jį važiavimas geras, kai pilnas salonas vandens. Ir dar tikrai, manau, ateityje pamatysite mūsų kanale, kaipgi visgi važiuoja šitas patrulis ir kaip vairuoja Lukašas. Nu, dabar, kai žiemos toks metas, aišku, dabar kiek laukia, +6, šilta kol kas, pats tikriausiai pati šilčiausia žiema, kiek aš matęs, vėl laginu, karočią. Pamatysite ateityje, pavasarį tikrai bus vaizdu. Faktas, kad bus. Dabar nelabai norisi sėdėti salone iki kaklo vandenį, tai ateis vasarą šortukai, šliopkės. Ir ir galima važiuoti. Tai va, tai ką čia dar papasakot apie tokį visureigį. Šiaip viską pamatysite, nežinau, čia gaunasi už savaitės, nes sekmadienį išeina serija, mes šeštadienį važiuojame į varžybas. Tai viską pamatysite ten. Tikėkimės, kad netikėkimės, o taip ir bus. Visureigis pilnai atlaikys, pravažiuosime viską gerai. Dalyvių labai daug, kiek žinau, bus, tad tikrai bus vaizdų. Gaila tik tai žurnaliugos, viską nesubėgios, nenufilmuos, nes reikės pasportuoti. Tu gal prieš varžybas į sporto salę nueik pabėgiok ten ar ką nors padaryk, ko tu juokiesi. Karočią jaučiu, paimsim tą žurnaliugą, nuvešim iki savaitės galo pas mačiutę, tegul atmaitina, kad lėtum į biškį. Kad turėtų jėgų. Grįžtam prie to kvadrato mano taip vadinamo. Čia, kaip aš pasakysiu, sena grabavoskė, bet, kas mėgsta offroadą, kas važinėja bekelę, tokį patrulį pamačius, aš kiek kartų mieste važiavęs Vilniui su juo, tai žmonės atsisuka, parodo laikus, nes, tokius visureigius ganėtinai jau sunkiai rasti. Dėl ko man jisai patinka, nežinau, aš jį atsisėdęs kažkaip grįžtu į kažkokius 90-uosius, gal kai banditai kažkokie važinėjo su jais. Bet čia tais laikais, nežinau, kelintais čia, 91 metų jisai. Tai jeigu paėmus jį kaip, pavyzdžiui, žmonės pirkdavo naujus, tai, nauji jaučiu kainavo labai didelius pinigus. Tai, čia buvo tikrai, manau, luxury kažkoks visureigis, kuris yra patikimas ir ganėtinai geras. Kiek žinau, dėl ko patrulių šitos padarė patikimus ir taip toliau, nes Nissan kažkadaise prieš tai leisdavo savo automobilius, jie nebuvo patikimi ir buvo susigadinę savo reputaciją. Ir šitais visureigiais ir tais pačiais, nežinau, Nissan 300 PMZ ir tais visais lengvais automobiliais, jie norėjo pakelti savo rinką ir pakelti savo imidžą, kad tikrai gali pagaminti gerus, tvirtus, rimtus visureigius. Su šitais visureigis jie rimti, galingi, patikimi, bet kaip pavyzdys 61 patrulį pagamino su 4 cilindrų varikliu 3 litrų, tai ten yra tragedija. Bet ties šito klausimu, tai čia viskas kaip ir tvarkoja. Jie pagamino į biškį ne tam. Čia jau žinok, biškį laikai pasikeitė. 10 biškį, manau, ir į ekologiją pradėjo visi žiūrėti. Tiesiog šitas traktorinis variklis jau buvo nelabai ir reikalingas. Turbūt žmonės norėjo ir ilgesnės distancijas važiuoti, negu iš kaimo iki kaimo pasiekti. Bet aš vis tiek galvoju, kad tas japonas, kuris sugalvojo patrulį, jau 3 kartus karste apsivertė, pamatęs, ką mes darinėjom su jais. Kas dar iš šito patrulių, tai
Privalumai šitų 2.8 variklių tai įsipili į baką atrabotkės vasarą ir gazuoji. Nėra jam baisu, jisai važiuoja, ne kartą bandėm, bet šitose visureigiuose ir mano, ir Lukašo to mes nedarėm, nes visgi reikia techniką pagailėti, o kai jie gaili, tai mašina ir kažkiek važiuoja, bet Lukašas aišku, jos negaili, tai jam ir taip jisai važiuoja. Aš nežinau, jeigu jisai įpiltų net ir benzino, tikriausiai su benzinu važiuotų šitas patrulis. Jeigu jis ir nevažiuotų, aš jam liepčiau ir jis važiuotų. Tai va, ką, varom tikriausiai paslėpsim lobį, ar ne? Žmonėm tikriausiai čia žmonės atėjo ne apžvalgos pasižiūrėti apie patrulius, o nuvažiuoti pasiimti lobio, kaip manot? Čia tik priklauso, kam slėpti, gal reikia, žinai, šį kartą paslėpti ir su baristams, ir biškai rimtesniems offroaderiams, žinai, kad visiems būtų prieinama prekė, kaip sakoma. Tai taip ir bus. Lobiai bus 3. Vienas lobis galima bus ateiti pėsčiom, pasiimti, graži vieta. Antras lobis bus žvejo lobis, pavadinsime tai, bus prie kažkokio telkinio vandens, kur reikės privažiuoti su kažkokiu visureigiu ir pasiimti jį. Na, o trečias lobis bus rimtiem offroaderiam. Tad visi lobiai yra dabar pas mus, aš perdariau truputį juos kitaip, jie nebus matomi, ta prasme, jūs ateinat, matot lobį, bet nepasižiūrėsit, kas vidų, nes labai buvo daug lobių, žmonės nueina, pasižiūri, kas ten lobėje guli, verta važiuoti ar ne. Supraskit vieną dalyką, kad aš į lobį tikrai ten 1000 eurų nedėsiu ir nedovanosiu šiaip savo. Lobiai plus minus po 5 euriukų kaštai jų, tai, supraskit ir mane, negaliu aš taip švaistyti pinigus tenais atgal, bet visų šitų lobių esmė ne tai, kad kažką uždirbti atvažiavus paėmus ir taip toliau. Čia yra for fun, savo malonumui. Visą laiką parodau tiesiog įdomias vietas, kur galima su visureigiu prasivažiuoti, išsiteplioti ir taip toliau. Na ir bus ateityje lobiai, kur tiesiog bus graži vieta, kur atvažiuosit, pasiimsit, pasižiūrėsit su šeima. Tai vat, pirmą lobį, kurį slėpsime, tai galite atvažiuoti su savo šeima, tiesiog prasieiti gamta, prie upės. Aš manau, nesakyk, kuris guli, tiesiog tegul žmonės patys pažaidžia. Ir atvažiuoja, išbando savo jėgas. Taip gal būtų biški geriau, negu sunumeruosi, jau žino, kur važiuoti visi. Okay? Atvažiuos ir pamatys, kad gal nepasiekiama, važiuojam, pabandom kitą. Tik manau, irgi prašymas būtų nepiknaudžiauti, pasiimti tik vieną, palikti kitus kitiems, kad nebūtų taip, atvažiuojat, jums galimybės leidžia, sugrebėt visus 3 ir išvažiuojat. Tai manau būtų sąžiningiau, kad kiekvienas atvažiavęs po vieną paimtų, kurį tikrai gali paimti. Papasakosiu iš komplektacijos. Kaip ir sakiau, didelis vairas, kojos pas mane netelpa. Šitam patruliui yra, kaip nekeista, pas kitus to patrulius aš nematęs. Autopilotas yra. Autopilotas čia yra didelis privalumas mano važiavimui, nes pas mane labai greitai koja pavarsta visą laiką gazuoti. Tai, o toliau ką, blokiruotė originali. Šitą visureigį, kaip ir kažkadaise minėjau, senas savininkas, norėjo tiesiog, kad jisai mirtų pas jį kaime. Sakėm, dadrošiu, sako, ir metalą priduosiu. Aš jam to neleidau ir dėl to jisai pas mane gražus, blizgus, važiuojantis. Anksčiau šitam patruliui medieną vežioja, bet viskas sutvarkiau, kad būtų viskas gražiai. Tad varom slėpti lobio. Tai ką, varom slėpti pirmą lobį. Tai ką, vietovės nerodom. Tai bus jums, kaip čia pasakius, atradimas tokios gražios vietos. Tai nuo tos vietos yra va taip kalniukas, pakylat ir va ten man yra paslėptas lobis. Žurnaliuką priartins plius minus kur, ten rasim. Varom slėpti toliau. Jeigu aš šiandien namo neatvažiuosi pasiimti, ten kažkas gero mačiau. Pirmas lobis bus paslėptas kažkur va čia. Pamatysit ir bus pridengtas žolėm. Čik. Va taip. Tai va, kaip ir visą laiką, pasiemat lobį, nusifotkinat prie jo ir įkeliat į Instagramą. Pažymit mane ir mano kanalą, kad aš galėčiau
pasidalinti, kad lobis paimtas jau. Varom toliau. Ain't nothing in this world that's stopping me. My Rari outruns your Odyssey. I broke it off cause I'm not settling. I gotta get for the lip on a trip telling me. That's like that, I'm in the girls' missions. Sekantis lobis. Matot, visureigį liečių. Lobis ten. Tai turėsit ir jūs. Lygiai taip pat jį paliest, pasiimti ir įmesti ką? Stories. Kad aš žinočiau, kad lobis paimtas. Žurnaliuką nufilmuok vietovę plius minus. Nėra čia sunku, viskas čia lengva. Su protu viskas lengva. Lobį ir mašiną liečių. Lobis bus, žvejo lobis bus paslėptas prie upelio. Privažiavimas toks, sau. Tad varom toliau. Tai ką, draugai, tokia serija gavosi. Liekit pasiimti dovanėlių. Stebėkite mūsų kanalą. Ateityje galima bus dovanėlės pasiimti ir su keturračiu. Žurnaliuką važiuos slėpti. Kai truputį šiltesni orai bus, kaip visada, aš perku vasaros sezonų krosinį motociklą. Galima bus su krosiniu motociklu pasiimti dovanėlės. O toliau laukite sekančios serijos iš varžybų. Ir pamatysite, kaipgi mums sekėsi. O sekėsi tikriausiai mums labai gerai. Ne tikriausiai, o būtinai. Tikrai gerai sekėsi. Pasidalinkit video, paspauskit laiką. Būtinai prenumeruokit kanalą, nes labai daug žmonių žiūri ir nėra prenumeravę kanalų. Toliau dar matysite mūsų kanale ateityje visą judėjimą su automobiliais. Tai yra važiuosiu į užsienį pirkti jų, pardavimas, apžvalgos ir taip toliau. Tad tikrai daug visko bus, tad būtinai prenumeruokit ir laukite sekančių serijų. O mes ką? Pagdali visureigį plauti.